Sveiki, brangus Pro Patria kanalo klausytojai. Šiandien su jumis vėl sveikinamės laidoje Už balos, kur mes, aš, Vytautas Sinica, Vilniuje, ir mano brangus kolega, JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje, aptarėme pasaulio, JAV ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Labai malonu Jūs girdėti ir šiandien mes kalbėsim apie kraštus ir temas, apie kurias galbūt dar niekada arba labai nedaug esame kalbėję mūsų laidose. Mes kalbėsime apie Afriką ir tai, kas vyksta ten ir kokios sąsajos įvykių ten su globaliu pasauliu. Taigi, Povilai, pradžiai gal paklausiu tiesiog bendrai, kas Jūsų manimų tokio svarbaus ir verto mūsų laidos vyksta šiuo metu Afrikoje? Vytautai, Amerikoje ir tas pats Lietuvoje yra žmonės, net akademikai nekreipia dėmesį, kas dedasi Afrikoje, dažnai nededa dėmesį, kas deda Pietų Amerikoje ir Azijos mažuose kraštuose. Bet praktiškai, daleiskim, Afrika turi tiesioginį ryšį net su Lietuva. Kas dedasi Afrikoje turi netiesioginius ryšius per Rusiją, per Wagner grupę Lietuvai. Kas dedasi Afrikoje yra svarbu visai globaliniai politikai. Kadangi Afrika yra turtingas kraštas žemės turtais ir žmonėm, ir mūsų politikai nenori kreipti dėmesį. Dabar per paskutinės porą savaičių be abejo žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad buvo nuversta valdžia Niger. Niger yra svarbus kraštas, kur Prancūzijos ir Amerikos kariniai daliniai, maždaug po 1000 rinktinių komandų, kovoja su teroristais aplinkiniuose kraštuose. Prieš porą savaičių nuvertė prezidentą. Amerika nepripažįsta, kad tai buvo nuvertimas, kadangi pagal Amerikos įstatymus tada negalėtų remti tos krašto, o krašte yra 1000 Amerikos kareivių ir 2 drone bazės, kurios buvo naudojamos kovoti su teroristais. Kai buvo nuvertimas prezidento, tarp kitko pasirodė rusų vėliava prezidentūrai. Pasirodo, kad Wagnerio grupė tenais veikia keliuose kraštuose aplinkui. Ir kaip rusai veikia Afrikoje? Jie veikia per Wagnerio grupę. Užtat Putinas, kai buvo sukilimas Rusijoje dėl Ukrainos, nenubaudė Wagnerio grupę. Wagnerio grupė Belorusijoje sėdi dabar palapinėse, laukia, kad jos perkeltų į Afriką. Kodėl? Rusija per Wagnerį palaiko diktatūras, ne demokratijas. Jie mato, kur diktatoriai bijo savo žmonių, kad jos nenuverstų, kad neįvyktų rinkimai ir panašiai. Tai Wagnerio grupė saugo tuos diktatorius jėga. Ir jie yra įsigalėję keliose valstybėse Afrikoje. Jiem nesvarbu, ar yra demokratija, ar žmogaus teisės, niekas tas nesvarbu jiem. Jiems svarbu, kad jie prieitų prie diktatorių ir per diktatorius prie aukso, deimanto ir uranium kasyklų. Jie praktiškai plešia tos kraštus. Kai Wagnerio grupės, centras buvo atidarytas, rado toną ar kiek aukso ir deimantų. Kodėl? Kadangi jie tos veža nelegaliai išvogta iš Afrikos. Ir kodėl Putinas jų nebaudžia? Kadangi jie yra praktiškai jo partneriai. Putinas be abejo asmeniškai pelna iš to aukso, deimanto ir uranio. Dabar kas liečia Kiniją. Kinija, daleiskim, taip pat veikia visoje Afrikoje. Beveik visose valstybėse. Bet jie truputį kitaip negu Rusija. Kinija skolina pinigus diktatoriam ir jiem nesvarbu, ar tie diktatoriai teisingai perėmė valdžią, ar yra
demokratija, nesvarbu žmogaus teisės, nesvarbu, kad vaikučiai turi dirbti kasyklose, jie viskas tas nesvarbu, tol, kol jie gali prieiti prie tų, kurie jėga valdo kraštus. Ir ką jie daro? Jie tiem vadam, diktatoriam, duoda pinigų statyti infrastruktūrą, uostus, laivų uostus, oro uostus, geležinkelius ir panašiai. Ir skolina milžiniškus pinigus jiem palyginus su tų kraštų ekonomika, žinodami, kad jie niekad tos skolos negalės atmokėti. Atsiunčia kiniečius statyti tos struktūras. Ir tos statybos firmos iš Kinijos praktiškai yra jų kariuomenės. Atsiunčia savo kariuomenę statyti Afrikoje geležinkelius, uostus panašiai. Ir kai skolą negali atmokėti tie diktatoriai, Kinija susitaria su jais perimti tuos uostus ir geležinkelius. Taip, kad Kinija tampa praktiškai valdantis kraštas Afrikos kraštuose, nuo rytų Afrikos iki vakarų Afrikos jau yra perėmę visą eilę uostų, geležinkelių ir panašiai. Kas dar yra įdomu, kad tuos pinigus, kur skolina Afrikai, dažnai Kinija pasinaudoja ir skolinasi iš Pasaulio banko ir IMF, kadangi dar Kinija skaitosi developing country, dar nėra išsivystysi valstybė. Kas yra nesąmonė, nes jie yra antra didžiausia ekonomika pasaulyje. Tai naudodami amerikonų ir kitų vakarų pinigais, skolina diktatoriam, juos bankrutuoja ir perima jų uostus. Dabar, kad suprast, kiek tas yra plati veikla, panašių paskolinimų dabar ir perėmimų valstybių Kinija yra išplėtusi į 120 valstybių po visą pasaulį. Ypatingai Afrikai, Pietų Amerikoje ir dalinai Azijoje. Ir čia yra globalinis dalykas. Rusai ir Kinai, komunistų Kinija, perima Afriką taip, kaip Anglija ir Prancūzija, Belgija, kitos Europos valstybės bandė kolonizuoti ir įvesti kultūrą į Afriką. Taip Rusija ir Kinija išnaudoja dabar vergais ir jėga per diktatorius išnaudoja Afriką, o vakarai snaudžia. Leiskim, kai buvo Niger perėmimas, diktatoriais perėmė, Amerika neturi ambasadoriaus tenai. 2,5 metų Bidenas nespėjo paskirti ambasadorių. Tai, ką pasakojate apie Kiniją, iš tikrųjų teko rašyti ir lietuviškų žiniasklaidoje apie šitą modelį, kaip Kinija veikia. Aš mėgstu vis pabrėžti, Kinija nemėgsta atvirai kariauti, jinai labiau mėgsta tokį ekonominį kolonializmą. Ir būtent dėl ko buvo baisu dėl Europos uostų kaip Genujos ar Pirėjo, kur daug investavo Kinija, periminėjimo perspektyvos, tuo pačiu modeliu, kurį jūs nupasakojot. Bet dabar įvykiai Nigerija stato JAF į tokią nepatogią padėtį, negali vadinti to perversmu, nes nebegalės tęsti bendradarbiavimo. Bet jeigu nebetęs bendradarbiavimo, tai tą tuščią vietą užims Kinija ir Rusija, tiek ten dabar apskritai JAF yra. Wagner vadovai, mačiau, oficialiai sveikina šitą perversmą. Tai galim tiesmukai sakyti, kad perversmas Nigerija yra naudingas Rusijai ir gal net jos paremtas? Absoliučiai. Tarp kitko, tą pačią dieną, kai buvo perversmas, Putinas kalbėjo su 15 ar kiek valstybių atstovais Rusijoje, kur buvo sukvietęs visas Afrikos valstybės, bet iš 54, man rodos, atvažiavo tik 17 ar kiek. Ir Putinas ten kalbėjo, kaip Rusija bando pagelbėti Afrikos valstybėm. Ir tas sukilimas tuo pačiu metu vyko, kai vyko ta konferencija. O daugiau demokratiškai arba į vakarus žiūrinčios valstybės Nigerijoje buvo susitikę
ir grasino Niger, kad jeigu neatstatys prezidentą, gal Afrikos valstybės pradės karinę jėgą prieš Niger. Taip, kad dabar jau vyksta visa eilė karų Afrikoje. Daugiausiai su teroristais, kurie buvo išmesti iš Irako, dabar įsisteigė jau 3 Afrikos valstybėse. Ir Amerika ir Prancūzija ypatingai bando gelbėti afrikiečius nuo teroristų. Rusija tuo pačiu palaiko ryšius ne su tiesioginiai su teroristais, bet su diktatoriais, kurie dirba su teroristais. Tai dabar gali įvykti milžiniškos kovos Afrikoje ir panašiai prasideda pasauliniai karai, kai prasidėjo Pirmas ir Antras pasaulinis karas. Labai įdomus dalykas. Jūs palėtėt terorizmo temą. Man teko skaityti tokią įdomią statistiką. Palygintas terorizmo aukų skaičius va šiame Sahelio regione. 2007 metais terorizmo aukos čia sudarė 1% pasaulio terorizmo aukų, dabar sudaro 43%. Sahelis, gal ne visi žino, yra tas regionas, tokia juosta piečiau Saharos, bet šiauriau pusiaujo. Ir akivaizdžiai auga tiek krikščionių persekiojimo mastai, tiek apskritai terorizmo mastai, tiek artėjimas prie žlungančios valstybės situacijos, kada valstybės nebekontroliuoja visos teritorijos ir negali užtikrinti visų pirmiausia viešojo saugumo funkcijų. Visa tai bręsta šitam regione ir kuo Europoje aktualus šitas regionas ir apie ką turbūt jau kalba dalis jį komentuojančių, tai kad šitie įvykiai gali skatinti naujas migracijos bangas į Europą. Matot šitą grėsmę? Yra didelė grėsmė, kadangi Afrikoje, tarp kitko, Malai yra viena iš tų valstybių, kur yra teroristinė veikla ir žiaurus žmogų teisių naikinimas, kur vaikai yra maži vaikai priversti dirbti pavojingus darbus kasyklose, praktiškai yra vergija. Ten pagrindinė jėga yra Vagtoriaus komanda. Malai. Kad visi tie karai sukelia nerimą ir žmonės bando pabėgti, yra labai natūralu. Kai vyksta karai, kyla imigracija. Jeigu klausimas yra, ant kiek kyla, ant kiek pavojinga yra, pažiūrėkit, kaip Italija reaguoja, kadangi Italija yra pirmas Europos kraštas, kur daugiausiai įplaukia iš Afrikos, kur bando pabėgti nuo tų karų. Dar vienas aspektas, man atrodo, čia labai svarbus yra žaliavos. Jūs pats atkreipėt mano dėmesį, nebūčiau pamatęs į naujieną, kad JAV Bidenas pasirašė apsaugą teritorijoms Didžiojo kanjono apylinkėse, ne pačiame objekte, bet ten aplinkui, kur buvo radybos urano klodų ir tuo būdu buvo užkirstas kelias jo kasyboms. Tai didina įtaką Rusijos ir šitoj srity, nes Rusija yra urano eksportuotojas, bet vėlgi ir šitas regionas, Afrikos šalis, ir štai dabar googlinu, Nigeris eksportuoja 5% pasaulio urano ir turbūt čia tiesiasi rankos į šitą ir kitus, ypač dabar su elektrinės energetikos, pavadinkim taip, klausimai susijusius metalus. Tai čia gal kova vyksta iš dalies bent jau, ar ne, ir dėl šitų šaltinių kontrolės. Jokio klausimo nėra, ne tik tai uranium, bet kiti pagrindiniai metalai, kurių reikia baterijom ir malūnam, kur dabar Europa ir Amerika yra paskendusi projektuose, kaip Don Kichoto laikais, kovoti už malūnus. Tarp kitko, jeigu norit karikatūros, tai Don Kichotas būtų mūsų Amerikos Carey, kuris po pasaulį skraido su didžiuliu lėktuvu, visiems sako, kad nustoti keliauti, kadangi lėktuvai labai teršia gamtą. Bet jokio klausimo nėra, kad Afrikoje yra daug, o kas liečia uranium, Amerika importuoja maždaug 90% uranium, kiek reikia jos industrijai.
o to pačiu Amerika savo uranijumą uždaro. Iš kur importuoja? Importuoja iš Afrikos, bet daugiausiai iš Rusijos ir Australijos. Įsivaizduokit, jeigu būtų pasaulinis karas, Amerika turėtų kreiptis į Rusiją, kad duotų uranijumą, ir į Kiniją, kad duotų jiem dėl baterijų ir visų kitų chemikalų pagalbos. Yra didelė nesąmonė. O tuo tarpu Rusija, aš nežinau, ar Lietuvoje buvo pastebėta, Rusija ir Kinija daro daugiau ir daugiau karinių manevrų. Prieš porą savaičių 11 karo laivų, Rusų ir Kinijos karo laivų buvo priplaukę prie Amerikos krantų, prie Aliaskos. Neperžengė 3 mylių zoną, bet buvo prie pat Aliaskos. Žiūrėti, kokia bus reakcija iš Amerikos. Amerikos dabar Bideno administracija vis mažina Amerikos laivyną. Kinijos laivynas yra žymiai didesnis negu Amerikos dabar jau. O kai sudedi su Rusijos laivynu, yra pavojinga. Tai prieš tos 11 karo laivus Amerika tik sugebėjo išsiųsti 4 karo laivus saugoti Aliaskos kraštus. Ir čia buvo kitas bandymas iš Kinijos. Buvo balionai, buvo užkabinimai Amerikos laivų, Azijoje lėktuvų užkabinimas, Rusija numušo 2 Amerikos drones ir Bideno administracija absoliučiai nereaguoja nei rusų, nei Kinijos provokacijas. Tai dabar vis ir vis daugėja tos provokacijos. Kinija, tarp kitko, kalbant apie tas bazės, kurie daro Afrikoje, daro visur Pietų Amerikos, bei kiekvienam krašte, jų tarpe ir Kuboje. 90 mylių nuo Amerikos stato karinę bazę žvalgybai, kur galės visas Amerikos kontinentas sekti iš Kubos. Kinija, tarp kitko, panašiai turi ekonominius ryšius su 10 Karibų salų, kurios yra taip pat arti Amerikos. Čia parodo, koks yra globalinis. Leninas ir Marksas ir Leninas norėjo, kad sukiltų visam pasauliu žmonės ir įkurtų komunizmą. Dabar vyksta tas pats per Kinijos komunistų partiją, tik tai jie naudoja ekonominę, o ne sukilimo būdą perimti pasaulio kraštus. Taip. Ir vakarai staudžia. Čia gal tik dar porą dalykų paminėsiu. Mes pradėjom tą urano klausimą nuo JAV ir Bideno, bet Prancūzija, kaip buvusi kolonijinė valdytoja Nigerio, yra ta šalis, kuri šiais laikais daugiausiai importuoja šitos medžiagos ir kadangi turi plačią atominės energetikos industriją, tai yra svarbu ir reikalinga ir pačiam Nigeriui tai yra pagrindinė eksporto kryptis būtent į Prancūziją, bet naujoji, kaip čia pavadinti, junta, naujoji valdžia paskelbė nutrauksinti šitą eksportą į Prancūziją, bent kol kas tokios žinios. Man norisi papasakoti dar vieną dalyką, nežinau, Povilai, ar girdėjot, Lietuva čia visiškai nesenai, daug kalbų buvo apie tai, kad reikia liberalizuoti imigracijos politiką, kad trūksta darbo jėgos. Yra ten tie pokštai apie atvykstančius iš trečiojo pasaulio specialistus, inžinierius ir medikus, bet sąžiningiau kalbama, kad trūksta tiesiog nekvalifikuotos darbo jėgos. Ir dabar visai nesenai priimtas sprendimas, pasiūlytas Vidaus reikalų ministerijos, liberalizuoti, palengvinti, supaprastinti darbo imigraciją į Lietuvą iš Nigerijos. Ne iš Nigerio, iš Nigerijos. Sako Vidaus reikalų ministerija, kad tai yra šalis auganti, na ir tiesa, tai yra auganti šalis, su kuria reikėtų Lietuvai bendradarbiauti kuo daugiau, vystyti strateginių ekonominių ryšių, tinklų ir taip toliau, kad toks yra Lietuvos strateginis politinis tikslas šitam regione, suprask Afrikoje. Ir štai dėl to dabar bus kuriamos paskatos žmonėms iš Nigerijos atvykti dirbti į Lietuvą, supaprastintos patekimo procedūros, galimybė gauti, pavyzdžiui, tą darbo leidimą ir kartu gyvenimo šalyje galimybę
susitvarkant tai iš vietos, iš Nigerijos prieš atvykstant, kas tikrai yra didelis patogumas ir taip toliau. Tai štai dabartinė valdžia Lietuvoje čia grėsmės nemato, nors tuo pačiu metu Lietuvoje Nigerija yra nurodoma kaip šalis, į kurią yra pavojinga vykti, bet iš jos kviesti žmonės pavojinga nėra. Nežinau, nebūtinai prašau jūsų komentaro šitoje vietoje, bet kad jau kalbam apie būtent šitą regioną, tai tokia aktualija šiandien Lietuvoje yra. Aš manyčiau, Vytautai, kad Lietuvai, Nigerija, mes sakom Nigerija angliškai, yra pagrindinis kraštas, kur vakarai dar turi įtakos. Ir kad Lietuva turėtų diplomatinius ir ekonominius ryšius, tai yra logiška. Dėl imigracijos aš manyčiau, kad yra milžiniška klaida, nes jau dabar Lietuva turi pavojų, kad Lietuvos žmonės išvyksta iš Lietuvos, įvažiuoja svetimi žmonės, taip kad mes galim taikingai prarasti savo kraštą, savo tautą. O jeigu nori pasižiūrėti, koks yra rezultatas, kai atidaro duris į Afrikos valstybės, arba į Azijos ar kur nors kitus, bet specifiniai, kadangi iškėlė į Afriką, tai tegul pasižiūri Vilnius, kaip gražiai vyksta integracija Prancūzijoje, arba Vokietijoje, arba net Švedijoje, arba Londone. Tai jeigu Lietuva nori, kad būtų taip gražiai, kaip dabar vyksta Prancūzijoje, tai tokie įstatymai ir tokios programos yra labai priimtinos Lietuvoje. Jums bus įdomiau gyventi, kai pradės deginti Vilnių. Griežtai čia nuskambėjom, bet aš aišku šitą leitmotyvą puikiai suprantu. Noriu dar vieną dalyką paklausti jau ne apie Afriką, nebent jūs dar norit pats pridėti kažką mūsų Afrikos tema šiandien. Jeigu ne, tai tada apie JAV. Mes aišku negalim nepaminėti to fakto, kad dar vienas ieškinys yra paskelbtas Donaldui Trumpui, šįkart Džordžijos valstijoje ir gal ne tiek patį ieškinį, tuo kampu, kurio pats norėsite, bet kas ten vyksta, tos besikaupiančios bylos Trumpo atžvilgiu, kaip čia galima vertinti ir ką prognozuoti šitoje situacijoje? Aš manau, kad Lietuvoje geriau suprastų, kas dedasi Amerikoje, pasižiūrėdami, kaip Putinas elgėsi su savo opozicija. Jis savo opozicijos pagrindinį žmogų pasodino 20 metų į kalėjimą, to neužteko, tai jis dabar pridėjo dar 19 metų. Tai Putinas paprasčiausiai suareštuoja žmogų ir opozicijos nėra, jis laimi rinkimus. Bidenas nežino, kuris yra šiandieną, jis neatsimena, ką jis vakar darė. Bet žmonės, kurie jį globoja ir už jį veikia, lyg tai jie būtų prezidentai, nutarė, kad jiem Trump yra labai pavojingas. O jeigu Trump grįžtų į valdžią, jis toliau griautų jų tą sistemą, kur biurokratai valdo Ameriką. Ne valdžia, bet biurokratai. Ir tie biurokratai dabar vadovauja kaip tik nori, plešia kraštą. Jiem yra pavojus, jeigu Trump grįžtų. Tai Bidenui ar Biden vardu yra įtikinta, kad reikia jį sunaikyti. Ir jie naudoja teisinę anarchiją. Įsivaizduokit, Putinas baudė savo žmogų, savo priešą, politinį priešą 39 metais kalėjimą. Bidenas sako, ne, Amerika gali geriau. Tai dabar yra ketvirtas kaltinimas iškeltas demokratų prokurorų, demokratų kontroliuojamose valstijose išskyrus vieną, yra 91 kaltinimas prieš Trump, už kurį, jeigu suskaičiuotum, jam kalėjime reikėtų sėdėti ne 39 metus, bet 700 su virš metų. Tokios teisinės anarchijos nepramatė Amerikos konstitucija, kas yra pavojinga visai demokratijai, kadangi dabar labai aiškiai Amerikoje matosi, yra dvi teisinės sistemos. Viena taikyta Biden ir jo draugam, kita prieš respublikonus ir ypatingai prieš Trump.
yra labai aišku, kad Amerikos dabar teisėtrauka veikia dviem skirtingais būdais, kas yra absoliučiai pavojinga ir kas griauda Amerikos valstybę yra prieš visą Amerikos konstitucinę struktūrą. Jeigu tai bus naivus klausimas, taip ir sakykit, bet man, kaip čia formuluoti, tai, ką jūs konstatuojat va dabar apie JAV teisinę sistemą, apie dvigubus standartus, tai yra, pirmiausia, apie kaltinančiąją pusę, ne? Apie prokuratūros visų lygmenų ir taip toliau. Ar galim manyti, kad tai yra apėmę jau ir teismus ir kad, pavyzdžiui, net ir akivaizdžiai politizuota byla kokiam nors New York'e, kuris yra akivaizdžiai prieš Trumpą, kaip ten surasti tuos pačius neangažuotus tarėjus, prisiekusiusius? Ar galima manyti, kad gali baigtis tai ir kokiais nors nuteisiamaisiais nuosprendžiais? Jūsų manymu, aš suprantu, kad jūs ne vieną kartą esate aiškinęs, kad objektyviai ten nėra pagrindo nuteisamajam nuosprendžiui. Bet jeigu konstatuojam tokią politizuotą teisminės sistemos situaciją, tai tada gal yra toks šansas, nepriklausomai nuo to, kur ten tiesa? Aš manau, kad yra šansas, kad vienas iš tų 91 kaltinimų gali būti laimėtas prokurorų, kad reikštų, kad Trump turi eiti kalėjimą. Dabar, kad būtų aiškiau Lietuvos gyventojams, kadangi aš nežinau, kiek žmonės yra susipažinę su Amerikos teisinė sistema. Aš žinau, kad amerikiečiai nėra susipažinę daugumoj. Kiekviena valstija turi savo teisinę sistemą ir priedo yra federalinė sistema, kur apima visas valstijas. Dvi bylos buvo pradėtos federalinės valdžios. Kas pradėjo? Pradėjo kietas anti-Trump prokuroras skirtas Biden paskirto vyriausio prokuroro Amerikai. 100% visi yra demokratai, kur kaltina. Ir 100% visi buvo įsistatę, kad jie tą darys prieš Trump, jeigu galės. Tai čia yra federalinė valdžia. Kas liečia valstijas, yra dvi valstijos, kur iškėlė bylas prieš Trump. New Yorkas ir Georgia. Abi valstybės yra demokratų valdomos, ypatingai tie rajonai, kur buvo iškeltos bylos. New York'e buvo New Yorko miesto centras, kur per rinkimus virš 90% žmonių balsuoja už demokratus. Teisėjas yra demokratas, prokuroras yra demokratas ir prisiekusių komisija bus demokratų. Džordžiai tas pats. Prokurorė, teisėjas ir prisiekusieji bus visi demokratai. Tai kad jie nuspręstų, kad Trump yra kaltas, yra realybė. Bet, kai pralaimi žmonės, turi teisę apeliuoti. Valstijose, leiskim, New York'e apeliacijos teismas yra demokratų kontroliai. Tas pats panašiai yra pirmoji stadija Georgia. Bet su laiku, kadangi čia liečia prezidentinius rinkimus, aš manyčiau, kad tos bylos, jeigu pralaimėtų, daeitų iki vyriausio teismo. Ir vyriausiam teismui turėtų būti labai aišku, kad čia nėra teisinės bylos, čia yra politinės bylos, grinai nustatytos prieš vieną kandidatą. Tokio dalyko niekada Amerikos istorijoje nebuvo ir aš manyčiau, kad su laiku, jeigu prieis iki vyriausių Amerikos teismų, viskas tas bus atmesta. Kadangi kas vyksta prieš Amerikos konstituciją. O kad iškelti kriminalinę bylą dar pridurti, federalinių įstatymų yra, nieks nežino, tarp kitko, kiek yra kriminalinių įstatymų. Net su kompiuteriais nesuskaičiuoja. Spėjama, kad yra tarp 3000 ir 6000 kriminalinių įstatymų. Kai gaudasi tokia kriminalinė, tokia įstatymų bala, prokurorui yra įmanoma surasti kokį įstatymą, kuris buvo pravestas prieš 150 metų, visai kitokiom sąlygom, prieš visai kitokius priešus ir iškelti prieš prezidentą Trump. Ir taip yra daroma dabar
federalinės valdžios ir, daleiskim, kas vyko Džordžiai, kur iškėlė bylą, naudojasi kriminalinį įstatymą, kuris yra taikomas mafijai, dėl mafijos kriminalinės veiklos. Ta įstatymą pritaikė dabar respublikonam. Ir iškėlė prieš 19 respublikonų, kad jie praktiškai veikia kaip mafija. Ir vyriausias, aišku, yra Trump, kas yra absoliutinai teisinė nesąmonė. Ačiū, Povilai. Makabriška tai, ką pasakojat, bet naudinga tikrai išgirsti ir suprasti mums čia Lietuvoje. Mūsų laida šiandien baigėsi. Tikimės, kad buvo įdomu išgirsti kitų kampų ir apie kitą pasaulio dalį, apie Afriką. Ačiū Jums, Povilai, už Jūsų žinias ir įžvalgas, o žiūrovams tariam iki kito karto. Sudėjau. Sudėjau, Vytautai.